Vokietijos oro uoste netoli Ukrainos kariuomenės krovininio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Ukrainos krovininis lėktuvas Antonov stovėjo Leipcigo oro uoste, kuris yra svarbus karinių krovinių gabenimo į Ukrainą logistikos centras, ir buvo pakrautas amunicija tolesniam transportavimui. Be to, kitas artėjantis krovininis lėktuvas buvo kliudytas neatpažinto objekto iškart po to, kai radinys Leipcigo oro uoste privertė jį pakeisti kursą, po incidento pranešta apie nedidelius pažeidimus. Nors sprogimo pavyko išvengti dėl sugedusio detonatoriaus, tikėtinas sabotažo bandymas rodo profesionalų įsitraukimą, o Vokietijos vidaus reikalų ministerija pažymėjo, kad dronas greičiausiai buvo modifikuotas siekiant apeiti oro uosto saugumo sistemas. Vokietijos vidaus reikalų ministrė pridūrė, kad šie epizodai atspindi naują grėsmės scenarijų žyminti reikšmingą eskalaciją, palyginti su ankstesniais atvejais, kai oro uostų prieigose buvo pastebėti nesankcionuoti dronai. Nors drono pilotas vis dar nerastas, kovos su terorizmu tyrėjai aiškinasi, ar prie to prisidėjo užsienio veikėjai. Nors šie incidentai kelia nerimą dėl savo keliamo grėsmės lygio, jie yra tik naujausi iš ilgos sabotažo aktų ir hibridinių atakų serijos, kurios vis dažniau vyksta Vokietijoje ir Europoje. Visgi šios atakos taip pat rodo didesnę grėsmę tiesioginio karo su Rusija atveju. Estijos tyrimų instituto analitikai įspėjo, kad tokiu atveju Rusija bandytų neutralizuoti užnugarį prieš smūgiuodama NATO sienai, o Vokietija būtų pagrindinis taikinys. Taip yra todėl, kad Rusijos invazijos į NATO sienas atveju Vokietija taps pagrindiniu sąjungininkų rėmimo mazgu su savo logistikos centrais, tokiais kaip uostai ir transporto mazgai. Pažymėtina, kad šalyje gyvena apie 5,4 milijono rusakalbių ir yra nemažos Rusijai simpatizuojančios grupės. Šios nuotaikos atsispindi ir prieštaringai vertinamoje Vokietijos politinėje partijoje AfD. Todėl hibridinės atakos rodo, kad karo atveju miegančiosios ląstelės galėtų greitai suaktyvėti, paralyžiuoti užnugarį ir verbuoti žmones iš tikslinių grupių operacijoms plėsti. Dėl šios priežasties Vokietijos vyriausybė pradėjo taikyti atsakomąsias priemones, pavyzdžiui, planuoja sustiprinti stebėjimą nuo dronų oro uostuose ir vertina Rusijai palankių veikėjų šalyje, įskaitant vietos politikus, užimančius valdžios postus, keliamą grėsmę. Svarbiausia, kad Vokietija sukūrė specialų žvalgybos skyrių, skirtą kovai su Rusijos hibridiniu karu. Tuo tarpu sabotažo aktų Europoje daugėja, jie dažnai nukreipti prieš paramą Ukrainai ir garsiai pasisakančius prieš Kremliaus režimą. Vokietijos žvalgybos tarnybos neseniai nurodė, kad Rusija kėsinosi į Stefano Tumano, Vokietijos gynybos startuolio, tiekiančio Ukrainai žvalgybinius ir kamikadzių dronus, vadovo gyvybę. Vokietijos infrastruktūra taip pat dažnai tampa taikiniu, pavyzdžiui, geležinkeliai, elektrinės, taip pat bandymai atakuoti du uoste stovėjusius karo laivus. Čekijoje kilo gaisras dronų gamybos gamykloje, tiesiogiai tiekiančioje produkciją Ukrainai. Vienoje Austrijos valdžios institucijos išsiuntė Rusijos ambasados darbuotojus dėl įtarimų šnipinėjimu, kuris buvo vykdomas perimant tarptautinių organizacijų palydoviniu internetu perduodamus duomenis. Prancūzijoje netoli Paryžiaus rastas negyvas iš Rusijos pabėgęs rusų žurnalistas Jevgenijus Safronovas, praėjus savaitei po to, kai buvo įsilaužta į jo socialinių tinklų paskyras. Jis buvo žinomas dėl to, kad nušviesdavo spaudimo taktiką prieš žurnalistus ir stiprėjantį saviraiškos laisvės varžymą Rusijoje. Lenkijoje valdžios institucijos padarė išvadą, kad didžiulį padegimą, sunaikinusi Varšuvos prekybos centrą Marivilska 44, suorganizavo Rusijos žvalgyba. Panašiai ir sprogimas gyvybiškai svarbioje Varšuvos, Liublino geležinkelio linijoje tiekiančioje prekes Ukrainai parodė, kad atsakomybė tenka Rusijos remiamiems operatyvininkams. Italijoje kibernetinė ataka, kelioms dienoms paralyžiavusi traukinių bilietų pardavimo sistemą, Italijos žvalgybos buvo įvardyta kaip Kremliui palankių kibernetinio karo grupuočių darbas. Švedijoje valdžios institucijos užkirto kelią Rusijos kibernetiniai atakai, kurios taikiniu buvo tapusi svarbi šiluminė elektrinė, siekiant sutrikdyti regiono šildymo infrastruktūrą. Jungtinėje karalystėje Britų teismai nuteisė 6 vietos tarpininkų tinklą už tai, kad jie įvykdė Wagner grupės užsakytą padegimą Londono logistikos sandėlyje, kuriame buvo laikoma humanitarinė pagalba Ukrainai. Nyderlanduose atliktas tyrimas parodė, kad Rusija sistemingai įsilaužinėjo į privačias ir komercinės vaizdo stebėjimo kameras NATO kariniuose maršrutuose, siekdama sekti ginklų tiekimą Ukrainai.
Be to, Europos žvalgybos tarnybos pastebėjo, kad su Rusija susiję asmenys aktyviai perka nekilnojamąjį turtą Europos šalyse, esantį netoli karinių bazių ir kitų strateginių objektų. GPS trikdžiai nuo Islandijos iki Italijos taip pat tapo dar viena kylančia Rusijos sabotažo kampanijos priemonė. VTV žvalgybos agentūros praneša, kad šie trikdymo veiksmai gali būti priežastis, kodėl Ukrainos dronai nukrypsta į NATO teritoriją Baltijos šalyse ir Juodosios jūros regione. Apskritai Vokietijoje ir visoje Europoje ryškėjantis modelis rodo, kad Rusijos hibridinė kampanija nėra atskirų incidentų visuma, o nuoseklios pastangos nukreiptos prieš paramą Ukrainai ir siekis sukelti bendrą chaosą. Sabotažo, šnipinėjimo ir kosmoso pagrindų vykdomų trikdžių derinys atskleidžia veiksmų planą, skirtą pulti Europą iš daugelio pusių, kartu tikrinant, kiek toli Rusija gali nueiti nesukeldama tiesioginės konfrontacijos. Šie signalai rodo ateitį, kurioje galima konfrontacija su Rusija galėtų prasidėti nuo pat užnugario, Rusijos agentams giliai įsiskverbiant į Europos infrastruktūrą. Europos iššūkis dabar yra vertinti šiuos įspėjimus kaip ketinimų rodiklius ir stiprinti atsparumą, kol galima eskalacija neprivertė imtis reaktyvių veiksmų.